Sveiki, vakar vienai mergaitai pažadėjau padaryti video atsakymą, bet kadangi vakare ilgai užsibusiu salėje, tai darau dabar ir jos klausimas buvo toks. Esu moteris, kurios figūra yra kriaušės tipo. Kriaušės tipas, tiem kas nežino, arba toms, kas nežino, yra figūros tipas, kuomet viršutinė kūno dalis yra smulki ir liesa ir ten riebalai mažiau kaupiasi, o stambi yra apatinė kūno dalis ir riebalai labiausia kaupiasi nuo klubų į apačią, tai yra ant klubų ir ant šlaunų. Dėl to ir tai vadinama kriaušės forma. Turėjau sudeginti nemažai riebalų, kad man patiktų mano apatinė kūno dalis, tai yra kojos. Šiuo metu sveriu 52 kg, raumenų masė yra 43,5 kg, riebalinis sluoksnis sudaro 11,4 procentus kūno masės. Ir čia matosi, kad mergina darė tą kūno kompozicijos testą, ir iš čia turi tuos skaičiukus. Dabar ką galiu pasakyti, ir ūgis yra 1,58 cm, ką galiu apie skaičius pasakyti. Pagal ūgio ir svorio santykį, ūgis 1,58 m, svoris 52, atrodo, kad viskas gerai, atrodytų, kad galima būtų sverti mažiau, bet kadangi ūgis mažas, tai ir to svorio labai mažo irgi tada negali būti. Riebalinis sluoksnis yra 11,4, kas merginai iš tiesų yra labai mažai, ir tai jau faktiškai yra tokios labai sportiškos merginos riebalinis sluoksnis, ir daugeliu merginų norim pasiekti tą riebalinį sluoksnį iš tiesų reikia laikytis gan griežtos dietos ir laikytis gan ilgai, ir paprastai mergina gerai atrodo turėdama 15,17 procentų riebalinę kūno masę, tad šiuo atveju čia yra gal ir šiek tiek mažoka. Gerai, skaitau toliau. Apatinė kūno dalis man patinka, bet viršutinė dalis labai smulki, krūtinės praktiškai neliko, ir čia nenuostabu. Šiaip jau iš prigimties kriaušė turi mažą krūtinę, didelę krūtinę turi tik tai iš tų 4 kūno formų obuolys, kadangi obuolys turi ir platesnius pečius ir didesnę krūtinę, bet kojos liesos ir užpakalis yra plokščias, ir X forma turi gan nemažą krūtinę, tai nėra jinai didelė, bet jinai proporcinga sėdmenims. Kriaušė ir bananas paprastai turi mažas krūtinės. Čia genetiškai taip yra, o kadangi dar pasilaikėte dietos ir numetėte svorio, kadangi moteriška krūtinė yra pieno liauka ir riebalinis sluoksnis, ir labai yra retas atvejis, kad pieno liauka būtų didelė. Dažniausiai didesnė krūtinė būna didesnio riebalinio sluoksnio dėka, tai tas riebalinis sluoksnis, kadangi dar sumažėjo, tai dėl to tos krūtinės beveik ir neliko. Grįžtu prie klausimo. Maža to jaučiu, kad šiek tiek yra sutrikusi hormonų veikla. Gali būti, kad taip yra dėl to, kad yra labai mažas riebalinis sluoksnis, vėlgi kaip merginai, ir 4-6 procentais jisai galėtų būti didesnis, atrodytumėte sveikai, ir tada greičiausiai, kad hormonų veikla ir taip pat susibalansuotų. Šiuo metu vaikštau į sporto salę, treniruojuosi su svoriais, o kardio stengiuosi daryti tik kartą per savaitę arba iš vis nedaryti, kad daugiau nebetirpdyčiau riebalų. Matote, riebalų deginimas, taip, jisai priklauso nuo kardio krūvio, bet pačia didžiausia dalimi priklauso nuo to, kaip maitinatės. Tai yra, jeigu mitybos pagalba sukuriate kalorijų deficitą, tai ar darote kardio krūvį, ar nedarote, tai vis tiek tas riebalinis sluoksnis, kaip ir bendra kūno masė, mažėja bet kuriuo atveju. Kardio tai paspartina, bet jeigu deficitas yra, riebalinis sluoksnis mažės bet kuriuo atveju. Kur čia aš baigiau. Taip pat stengiuosi valgyti daugiau riešutų, avokadų ir taip toliau. Tai reiškia, turiu omeny, kad tuos sveikus augalinės kilmės riebalus. Ir šiuo atveju jūs teisingai darote. Dar aliejų reikia ir riebesnės žuvies, lašišos arba upėtakio. Klausimas būtų toks: ar įmanoma priauginti šiek tiek riebalų ir nesugadinti esamos kojų formos? Iš anksto dėkoju už jūsų atsakymą. Nu, čia prasideda liūdnoji dalis. Matote, jūs minėjote, kad esate kriaušės formos. Jeigu priaugsite šiek tiek riebalų, kadangi jūsų kūnas yra linkęs kaupti riebalus jos apatinėje kūno dalyje, tai yra nuo jos mens į apačią, ant klubų ir ant šlaunų, tai jeigu vėl priaugsite svorio arba vėl priaugsite riebalų, tai greičiausia, kad didžioji jų dalis vėlgi tada atsidės ant klubų ir ant šlaunų. Taip tiesiog yra, nieko nepadarysi. Ar tai daryti, aš vis tiek siūlyčiau tai padaryti, šiek tiek padidinti kūno masę, galbūt padidinti keliais kilogramais tam, kad hormonų balansas būtų tvarkingas ir tam, kad gerai jaustumėtės. Tie keli kilogramų iš tiesų labai smarkiai jūsų išvaizdos nesugadins, bet aš pirmoje vietoje vis tiek statyčiau sveikatą. Kitas dalykas, kuris irgi galbūt nėra toks malonus, bet kaip šitą dalyką sprendžia profesionalios sportininkės, kurios turi kriaušės kūno tipą. Ir žymiausia iš jų, kurie ateina man į galvą šiuo metu, yra Leisi Deliuka ar Deliučia, nesu tikras kaip tariama pavardė.
Tai profesionalios sportininkės, ką jos daro, tai jos šiek tiek didina nugaros plotį ir pečių plotį, tokiu būdu ta figūra atrodo labiau subalansuota, tai yra juosmeninė, tai yra apatinė kūno dalis, klubai ir šlaunys tada neatrodo tokie dideli ir tokie platus, kaip padidinama viršutinės kūno dalies masė, tai yra raumeninas. Ir tada jau dar dedamos silikoninės krūtys, kas irgi tada profesionaliame sporte yra tokia tendencija labai plačiai paplitusi. Tai yra, aš jums nesiūlau to daryti, tai yra jūsų tik tai sprendimas, aš sakau tik tai kaip pavyzdžius, kaip tokie dalykai sprendžiami yra profesionaliame sporte, kadangi jūs manęs klausite kaip sportininko, tai aš ir atsakinėjau jums kaip sportininkas. Taip ir jeigu jūs šitiek priaugsite riebalų, tai greičiausia, kad jie grįž ant kojų ir ant sėdmenų ir ant kojų ir ant sėdmenų, viskas. Ką padarysi, taip yra.